Labukas. Tu sakei, nenori filmuotis. Kodėl mes taip bijom būti autentiški, parodyti save, kokie esame iš tiesų. Bijom kažkam nepatikt, tokie kokie esam, be špakliaus, be silikono kažkur ar pripūstų dalykų, dirbtinų dalykų. Jeigu mes nesivaikom madų, neinam, neperkam kažkokių brangiausių ten rūbų, suknelių, batų, nereiškia, kad mes neturim tų pinigų, bet galbūt tai reiškia, kad mūsų vertybės kitoj vietoj. Gali tai būt, ką? Kai žmogus žiūri iš vertybinės pusės, jisai neina su ta mada, neina su banda. Taip, kažkam tai dabar nepatiks, tai ką aš čia pasakiau. Ir tas žodis, ne? Kažkam trigerins, kažkokius taškus paspaus. Bet kodėl mes to bijom? Būti savimi, ne? Kodėl mums norisi įtikti, patikti, būti panašiais. Atsakykim kiekvienas iš šitą klausimą savo. Ar mes dar bandom įtikt, ar norisi būt patogiu, geru, bijom pasakyti ne kažkam. O aš senai tai pradėjau daryti, sakyti ne. Taip, man tai nebuvo patogu, bet tai buvo apie mane. Ne. Ne. Tai va. Man atrodo, sakyti ne tai yra apie mane. Kartais reikia sakyti taip, kartais norisi sakyti taip, bet turi galėtis kitiem pasakyti ne. Nes kartais išduoti save, sakydamas taip kažkam kitam, o ne sau.